Ar žinote, kas yra patyčios? Taip, žinau. Taip. Taip. Kas yra patyčios? Patyčios yra tuomet, kai žmogus ar žmonių grupė siekia kitam žmogui sukelti skausmą, fizinį ar emocinį, taip siekdami parodyti, kad jie yra stipresni. Ir tai vyksta ne vieną kartą, o nuolatos kartojasi. Kas yra patyčios? Iš kitų bendramžių agresijos formų patyčios išsiskiria tuo, kad tai yra tyčinis veiksmas, tai yra norima, turima, yra toks ketinimas kitą įskaudinti, pažeminti, kažkaip įžeisti. Ir taip pat, kad tai nėra vienkartinis, o pasikartojantis veiksmas. Reiškia, tai vyksta nuolat kažkurį laikotarpį ir tai nėra vienkartinis konfliktas ar vienkartinis kažkoks tai susidūrimas. Ir dar vienas požymis, kuris, ko gero, labai svarbus, kalbant apie patyčias, jų priežastis, prevenciją, tai yra tai, kad galių santykis yra nelygus. Reiškia, jeigu susiklosto patyčių situacija, joje tas, kuris yra agresorius, jisai jaučiasi stipresnis, pranašesnis kažkuo prieš tą, prieš kurį tai yra nukreipta, tai yra prieš auką. Ir tas pranašumas, jisai gali būti įvairiausias. Tai galbūt vaikystėje svarbus yra fizinis pranašumas, tai yra, kai vaikas tiesiog stipresnis, yra fiziškai stambesnis ir panašiai. Bet nemažiau svarbu yra tai, kad ir populiarus vaikas gali išnaudoti savo populiarumą kaip pranašumą. Arba, tarkim, tiesiog emociškai stipresnis vaikas gali taip pat išnaudoti, jaustis pranašesnių už tą, kuris jaučiasi kitaip. Taigi, šitie 3 požymiai, jie yra paprastai laikomi kaip išskiriantis patyčias iš kitų agresijos formų. Patyčios iš tikrųjų gali pasireikšti tiek tiesiogiai, ką mes galime ir iš išorės matyti, galbūt tai stumdymasis, galbūt atviras prasivardžiavimas, ar dar kažkokią fizinę formą pasireiškiančios patyčios, bet gali būti ir daug subtilesnės formos, kaip, tarkime, tiesiog ignoravimas ar vaiko, ar paauglio bendramžių rate, nepriėmimas į bendrą veiklą, neįtraukimas į galų gale socialinius tinklus, į kažkokias tai grupes ir panašiai. Ir tas toksai kartais gali iš šalies atrodyti netgi juokeliai, kažkokie tai pajuokavimai, bet vėlgi tame gali būti ir įžeidžiančio turinio ir tie juokeliai gali būti juokingi ne visiems. Ir tai taip pat gali būti viena iš patyčių formų. Dar galbūt svarbu paminėti yra tai, kad su vaikų amžiumi, jiems pereinant iš vaikystės į paauglystę, tos formos subtilėja ir vis mažiau lieka tos tiesioginės tokios agresijos ir atsiranda tokių naujo pobūdžio patyčių, kaip, tarkime, seksualizuotos, su lytimi arba su seksualumu susijusios patyčios, kai vėlgi ir tie pravardžiavimo pobūdis, jisai tam tikri žodžiai yra naudojami, kurie nurodo į lytiškumą ar seksualumą, arba tiesiog yra net ir fizinės formos, kaip yra filmuojami kažkokie vaizdai, tie intimus kažkokie tai vaizdai, kurių kitas nenori, kad jie būtų platinami ir jie yra platinami. Tai yra pastebėta, kad paauglystėje patyčios įgauna tokią formą ir tai galima turbūt būtų sieti su tuo, kad paaugliams apskritai yra labai svarbu tos lyties normos ir kad jie, kadangi formuoja savo tapatumą, tai tas lyties tapatumo aspektas, jisai toks ryškus gana darosi paauglystėje ir kadangi paaugliai jaučia tą normą iš suaugusiųjų, jie ją ir panaudoja, jie supranta, kad įžeidžia tai, kad tu parodai arba pasakai, kad kitas netitinka tos normos. Tai iš tikrųjų tas yra labai, labai turinyje atsispindi tų patyčių. Kodėl vyksta patyčios? Yra įvairių priežasčių, dėl ko gali vykti patyčios. Ir vienos jos yra susijusios labiau su konkrečiais vaikais, kurie dalyvauja patyčiose, kitos gali būti susijusios su klasės kažkokia tai atmosfera, arba tiesiog bendruomenės atmosfera. Dar trečios yra tiesiog susijusios su bendrai visuomenėje vyruojančiomis nuostatomis. Tai kaip tokia svarbiausias priežastis gal paminėčiau tai, kad grupinių lygmenių vaikams iš tiesų labai rūpi įsitvirtinti savo grupėje, atrasti savo vietą, galbūt užimti kartais lyderiaujančią poziciją. Ir paskui priklausomai nuo to,
kiek vaikas kokiu būdu moka tą padaryti, jis tokiu būdu ir tvirtinasi. Ir patyčios neretai būna tas būdas, kurį vaikai laiko tinkamu įsitvirtinti grupį ir pelnyti kitų bendramžių pagarbą. Kitas labai svarbus dalykas, kita svarbi priežastis, kad vaikai daug mato tokio agresyvaus elgesio bendrai visuomenėje ir galim pastebėti, kad iki šiol visuomenėje yra pakankamai toleruojamas tam tikras agresyvus smurtinis elgesys ir vis dar sutinkam nemažai suaugusių, kurie nemato nieko blogo, kad vaikai žemina vienas kitą, pasityčia, nes mano, kad tai yra tie dalykai, kurie šiek tiek užgrūdina vaiką, padeda tapti jam stipresniam arba išmoko tam tikrų naudingų dalykų. Ir žinoma, individualiam lygmenį, kad priklauso nuo to, kaip vaikas reaguoja, kiek jisai sugeba, tarkim, atsiginti nuo patyčių, tas irgi ar paskatina patyčias tęstis toliau, arba padeda šiek tiek jiems sustoti. Kas juose dalyvauja? Patyčios yra grupinis procesas ir tai reiškia, kad patyčių situacija dažniausiai nedalyvauja tik tai tas, kuris skriaudžia kitą, patyčių skriaudėjas, iniciatorius, ar tas, kuris kenčia nuo patyčių taikinys. Greta to paprastai yra visas būrys stebėtojų, kurie gali užimti pačius įvairiausius vaidmenis. Tai gal aš tada tiesiog trumpai ir papasakosiu, kokie yra tie vaidmenys. Tai patyčių taikinys, ar ne, kartais mes įvaidinam patyčių auka, tai yra vaikas, kuris kenčia nuo patyčių ir dažniausiai jis nėra kažkuo labai išskirtinis, kaip kartais manoma, ar kažkuo kitoks, tai gali būti ir visiškai, tarkim, įprastas vaikas, bet galbūt drovesnis ar netoks agresyvus kaip kiti vaikai. Skriaudėjas yra tas vaikas, kuris dažniausiai inicijuoja patyčias, jisai sugalvoja kažkokį tai tą elgesį ir jį praktikuoja ir atitinkamai tokiu būdu suburia kitus vaikus šalia savęs. Ir paradoksalu, bet iš tiesų patyčių situacija visą laiką yra jėgų persvara ir ta jėgų persvara yra skriaudėjo pusėje. Tai reiškia, tas, kuris skriaudžia kitą vaiką, paprastai turi kelis, o kartais net ir 14 tokių palaikytojų, kurie būna šalia jo, kurie, tarkim, galbūt patys neinicijuos patyčių, tačiau matydami vykstančias patyčias, kvatosis, prisijungs prie to ar kažkokiais įvairiais kitais būdais demonstruos savo palaikymą, kad jie pritarė patyčioms. Kita grupė stebėtojų, jie gali būti labiau neutralesni ir jie ir būna tokie, kurie sako, čia ne mano reikalas, aš nieko nemačiau, aš nieko maždaug nei vienos pusės nepalaikau. Tai yra tie vaikai, kurie tokie neutralūs, jie nepalaikys nei skriaudėjo, nei to patyčių taikinio, bet iš tiesų jie irgi mato, reaguoja ir jiems paprastai irgi yra nemalonu stebėti tai, kas vyksta. Ir galiausiai yra dar tokia grupė vaikų, kurie nepritarė patyčioms, kuriems nepatinka tai, kas vyksta ir kurie norėtų, kad situacija keistusi. Ir kartais tie vaikai netgi drįsta kažkaip palaikyti vaiką, taikinį, tą patyčių auką, užstoti jį ir tas jų elgesys yra be galo svarbus, nes kuo daugiau yra vaikų, kurie palaiko skriaudėją, kurie juokiasi arba išvis nekreipia dėmesio ir stengiasi ignoruoti vykstantį elgesį, tuo daugiau patyčių vyksta. Ir kuo daugiau yra vaikų, kurie išdrįsta užstoti patyčių auką, tuo daugiau tikėtina, kad tas patyčias pavyks sustabdyti. Kokiose vietose vyksta? Prie mokyklos durų, Klasėje, koridoriuje, valgykloje, pamokoje ir per pertrauką. bibliotekoje, tualete. Kartais ant mokyklos stogo. Dažniausiai patyčios vyksta tose vietose, kur yra stebėtojų, nes tai yra labai svarbi publika būtent patyčių situacijoje ir kur nėra suaugusių, kurie galėtų sustabdyti patyčias. Tai mokykla, klasė, koridorius, valgykla, klasės kiemas ar kažkokie tai užklasinės vietos, kur vaikai būna po pamokų ir kur vaikai būriuojasi, kur vaikai renkasi, tai ir yra tos vietos, kur patyčios gali vykti. Ir yra dar viena erdvė, kurią labai irgi svarbu paminėti, kalbant apie patyčias, tai yra virtuali erdvė, internetas, kur iš tiesų galime stebėti, kad vis dažniau patyčios persikelia būtent į internetinę erdvę, kurią suaugę tikrai dažnai irgi neturi galimybių stebėti ir kažkaip padėti vaikams.